Sveiki gyvi. Šiandien trečioji paguglinam laida ir šiandien svečiuojamės Auresa patalpose ir kalbame su Mariumi. Sveikas. Labas, Tomai. Tai gal galėtum trumpai papasakoti, kaip atsiradai čia, šioje pozicijoje, kokia tavo buvo pati, nežinau, karjeros pradžia, kad lengviau žiūrovai suprastų, kodėl kalbame su tavimi būtent ir kodėl Auresa. Vadybininko karjerą pradėjau su mobiliais telefonais 2001 metais. Po to sekantis hotelė buvo su dviračiais. Teko 3 metus pardavinėti dviračius per visą Lietuvą, truputėlį ir į Latviją, kartais ir Estiją. Tuo metu dar buvo nedraugiškos šalis kaip Baltarusija, Rusija ir aišku Ukraina. Po 3 metų darbo supratau, kad noriu kažko daugiau. Ir buvau nuvažiavęs į Kredorą pas ir dabartinį vadovą Dainių. Sakau, Dainių, aš noriu pas tave dirbti. Aš noriu prekiauti naujais automobiliais. Girdėjau, sakau, kad pas jūs klientai kartais skundžiasi, kad vienas vadybininkas nespėja. Tai ne, tipo nereikia, bet aš 3 mėnesius važinėjau pas Dainių, kol jis mane sako, gerai, priimame save. Tai va taip atsidūriau Volkswagen'e, tada prasidėjo mano kaip automobilių pardavėjo karjera ir Kredoroje pradirbau 2 metus. Mane pastebėjo SEB leasingas, nes dažniausiai automobiliai yra prekiaujami, parduodami leasingo būdu, tai klientai būdavo patenkinti, feedbackas vadinamas iš klientų į leasingą atėdavo geras apie mane, pakvietė leasingas prisijungti prie jų. Tai tada prisijungiu prie leasingo 2006-2007 metais, tai teko 2 metus leasinguoti ne tik automobilius lengvuosius, bet ir sunkiąją techniką, ir žemės ūkio techniką, ir sklypus tuo metu dar buvo galima finansuoti, kol atėjo krizė, sunkmetis, 2008-2009 metai. Aišku, tada darbas dar pasunkėjo, nes tada mus prižiūrėdavo iš Švedijos, reikėdavo viską ruošti anglų kalba, kad praeitų ne tik Lietuvoje filtrus, bet ir akcininkų filtrus. Leasingus jungė su bankais, tada perėjau dirbti į banką. Ir 5 metus dirbau SEB banke, nebe leasingė, pradžioje verslo klientų vadybininku, po to mane bandė pervelioti kitas bankas su geresnėm pareigom, bet SEBas nepaleido, pakėlė pareigose ir likau dar SEB'e. Tai 5 metus prabuvau dar ir SEB banke. O po to jau čia, ar ne? Ir 2012 gavau skambutį iš dabartinių mano akcininkų. Mariaus sako, nupirkom bankrutavusios Milnoros pastatą, patalpas, planuojam kurti čia, kur Toyota. mes ir esam, ar ne? Kur mes dabar ir esam. Ne visi čia yra dabar pas mus yra naujas priestatas. Mes ten truputėlį toliau. Principas, kad adresas tas pats, ar ne? Ir tada buvo pirmas mūsų pokalbis. Tuo metu gal labai gerai bankė sekėsi, darbo neieškojau. Kaip dabar atsuku atgal savo juostelę gyvenimo, galbūt per daug buvau pasikėlęs tam pokalbėje, kai man aš darbo neieškojau. Jiems reikėjo manęs. Ne, galės principas kitoj pusėje. Tai truputėlį gal aš kartelę per aukštai buvau užkėlęs su savo norais ir pageidavimais. Galbūt dabartiniai mano akcininkai įsivaizdavo, kad gali truputėlį pigiau kažką tai rasti. Ir antro pokalbio tuo metu ir neįvyko. Praėjus, nemeluosiu, praėjus kokiam 0,5 metų, Tomai, kaip aš gailėjau to savo pokalbio, kad aš netaip pasirodžiau. Permąstyta buvo ne kartą tikriausiai, kaip ten reikėjo sakyti kitaip. Ir buvo ir galvau. Galbūt todėl, kad gal jau buvo truputėlį ir bankė darbas pabodęs, galbūt jau pradėjo viduje irgi taip, ką čia toliau, nes jau bankiniai sistemai buvo 7 metai, kažką norėjusiu jau truputėlį keisti. Pačiam irgi jau man buvo 34 metai. Tai sako, jeigu, žinai, nepadarysi teisingo žingsnio, tai ir bus amžinas vadybininkas. O beje, bet mes juokdavomės banke iš savo pareigų. Tai ar vadybininkas, ar projektų vadovas, kuris dirbi su verslo klientais, tai mes tarpusavį juokavom, kad mes būdavom tuo metu tapę paštininkais.
kas yra paštininkas. Tu nueini pas klientą, surenki iš kliento visą informaciją apie jo įmonę, pelno nuostolio ataskaitą, balansai, apie veiklą, surašai viską, išsiunti į Vilnių priimt sprendimui, ateina atgal sprendimas taip ar ne, jeigu taip, ruoši sutartį ir kaip paštininkas vėl klientui veži sutartį. Grįžtant labiau prie Auresas, kelinti dabar metai? 12 eina jau. Kaip vadovas, ar ne? Taip. O koks principas, nes kiek aš minimaliai domėjausi, tai kiekvienas miestas kaip ir turi Toyotos atstovybę, ar ne, kažkokią įmonę, tai jūs kaip Panevėžio esate atstovai, ar ne? Visi yra atskiri UABai. O šiaip pats principas, prieš tai aš nelabai domėjausi tiek, gal tu galėsi labiau papasakoti, buvo kita įmonė ir kiti atstovai Panevėžio Toyotos, ar apskritai nebuvo? Apskritai nebuvo. Apskritai nebuvo, ne. Tai čia tik tai patalpos buvo tos įmonės ir jie, čia kažkokia kita veikla buvo. Čia Milnora, kuri bankrutavo po to sunkmečio, čia buvo Ford, Mazda, Isuzu bet ir Hyundai. Į tą pusę, žodžiu. Multibrandas. Buvo naujų automobilių salonas, taip, bet buvo multibrandinis, nebuvo vieno brando. Ir kai jie per sunkmetį bankrutavo, bankas iš jų atėmė patalpas, bankas tuo metu dar 2 ar 3 metus, gal 2, nuomavo, čia buvo Subaru, mintis supratau, kažkas tokio, gal Peugeot, kažkas tokio. Bent jau veikla į tą pusę. Jo, ir po to tada mūsų akcininkai berods 13 metais iš banko nupirko, ar 12 nupirko, ar 13, nepamenu. Tai dar truputėlį čia JMA veiklą vykdė, o po to mes pradėjom čia grandiozinės statybas, pritaikymą pagal Toyotos brandą. Tai reikėjo daug ką pakeisti. Šiaip kiek yra nuleista, jeigu, sakykime, kalbėtume apie patį marketingą, kiek yra nuleistas pačios Toyotos taisyklės ir kiek jūs patys galite, nesakykime, ką pastebėjau, tai tarkime mes ant tos platformos, kur dabar filmuojam laidą, ją kaip ir didžioji dalis turi, sakykime, kiti atstovai. Ne visi. Ne visi, Šiauliuose mačiau, kaip lyg ir neturi. Lyg yra ant to kilimo fotografuoja. Bet šiaip bendrai, nes pasižiūrėjau ir svetainė, tai realiai pas jūs tos svetainės kaip ir nėra. Tai yra tiesiog nuorodos iš karto į Toyotą, jokio to turinio nėra. Kiek jūs patys galite priimti sprendimus, kiek nuleista? Minimaliai, ne? Lokalius, kas liečia Panevėžio miestą ir apskritį, taip, mes kažką tai sugalvojam, kažką darom, kaip pavyzdžiui, ką remti, kokią sporto šaką, kokias galbūt... Bet viskas susiderinti turite, ar galit kaip UABas... Jeigu nenaudojam Toyotos ženkliuko, Toyotos užrašo, naudojam tik Auresą, derinti nereikia. Bet jeigu mes norim naudoti Toyotos jau kažką tokio, be abejo reikia derinti su marketingo skyriu. Bet labai yra lengva, viską daro Toyota. Daro tiek, kad patiems reikia minimaliai prisidėti. Minimaliai. Nes aš kiek ir mažiau su skaitmenine rinkodara, ten jūsų socialiniai tinklai ar svetainė, labai nieko iš esmės nėra daroma, nes iš esmės to ir nereikia. Tai... Yra Toyota Lietuva. Tai repostinam Facebook'e, Instagram'e, dar kažkur tokio. Tokie tinginukai šiek tiek. Kodėl? Nieko daryti nereikia, jūs viską. Mes už tai mokam pinigus. Norint turėti ant pastato Toyotos užrašą, tai be abejo, tu susimoki už tai. Tai tada gauni ir visą prieigą prie visko. Gauni visą palaikymą. Nes realiai Toyotos importuotojas yra visam Pabaltijui vienas, Toyota Baltic. Ir visi 20 dabar gal jau 7 centrai per Estiją, Latviją ir Lietuvą yra tiesiogiai pavaldus Estijoje esančioje įmonėje. Tai sakykime, tavo įmonė už marketingą kažkokio atsakingo žmogus yra, ar ne? Turime Kristiną, kuri yra atsakinga. Labiau vadyba, ar iš tikrųjų su marketingu užsiema? Jinai yra pardavimų vadybininkė, bet šalia mes Kristiną esam apdėję aplinkui atsakingą už darbų saugą, už personalą, už marketingą ir dar be kitų reikalų. O jie pati to norėjo, nes čia dažnas atvejis. Įdomu, jai patinka. Su marketingu tikrai jai patinka socialiniai tinklai, jinai pati yra tikrai aktyvi tinkluose, tai dėl to galbūt mes ir susitarėm. Kokia tavo asmeninė patirtis? Ar apskritai tu labiau su tuo esi susidūręs, ar tu toks labiau pardavimų žmogus ir su reklama, su skaitmeninė rinkodara, tu tokio santykio niekada neturėjai? Manau, kad neturėjau. Aš toksai iki kaulų čiulpo esu pardavėjas. Netgi šiai dienai, eina 12 metai Auresai, aš tikrai mėgstu šeštadieniais duoti pailsėti pardavimų skyrių ir pats ateinu į darbą, bendrauju su klientais, nutarėm koks automobilis,
komplektaciją, dar kažką tokio paliekam tada jau dokumentų tvarkymą vadybai. Bet tą pirminį tokį bendravimą su klientu, atlikti su juo bandomą įvažiavimą, apkalbėti kažką tokio produktą. Neprarastum formos, ar ne? Ja, man tai patinka. Aš tikrai mėgaujuosi. Ir kai žmonės sako, kad atsikelia ryte pirmadienį, oi, vėl į darbą, aš gulu vakare penktadienį ir galvoju, kada vėl pirmadienis, kada man vėl reikia į darbą. Džiugu, aš esu toksai. O vis tiek yra skirtingi dalykai, yra Toyota ir yra Aures, ar ne? Taip. Tai vat, norėjau truputėlį gal pasigilinti į tą vietą, kur yra ta riba, kur jūs sprendžiat, kaip atrodot kaip Auresą ir kur, sakykime, yra nuleistos gairės, kaip turite atrodyti kaip Toyotos atstovai. Prie ko aš lenkiu? Tai yra vis tiek bendras įmonės įvaizdis internete, kaip, sakykime, jūs atrodot. Tai va čia gal ir būtų tas klausimas, ar jūs tai sprendžiat, kaip jūs atrodot, ar tai vis tiek yra labiau nuleista nuo viršaus dėl bendros komunikacijos, dėl, sakykime, kaip jūs kaip įmonė turite viešai atrodyti, kas labiau tą dalį kontroliuoja, ar jūs savarankiškai, ar vis dėlto labiau iš Toyotos ateina tos gairės? Iš Toyotos. 99% visų, ką mes darom, ateina iš Toyotos. Jeigu mes norim daryti, kaip ir minėjau prieš tai, reikia derinti. Jeigu kažką didesniu mastu. Kaip pavyzdys, dabar Panevėžyje yra, kaip visiškai šviežio pavyzdį, socialiai vaikus iš socialinių šeimų prižiūri, jiem pinigėlių trūksta, prašo paramos. Tai be abejo, mes nesiderinam su Toyota, nes šitas neįdomu, mes patys jau iš savęs nusprendžiam, kiek mes pinigėlių galim skirti, kad paremti. Ja, bet čia kiti dalykai, čia grinai įmonės. Bet su marketingu, vat, ką tu manęs klausi, kad kažkur kažką reklamuotis, Jūs nei svetainės, ta prasme, korekcijų gali daryti, nei profilės. Mes gaunam kiekvieną mėnesį, galbūt kartais ir dažniau, iš pačios Toyotos, iš Toyotos Baltic, kas turi atsirasti mūsų svetainiai ir ką mes turim iš ten išimti. Mes turim įmonę, kurią samdom, kuri prižiūri mūsų puslapį, forwardinu laišką, prašau, Inga, naujausi atnaujinimai, padaryk. Ir mergaitė sėdi, prižiūri mūsų ir dar kitos atstovybės puslapį, tai jai paprasčiau yra. Mes turim įmonę, kuri prižiūri 2 atstovybių. O šiaip esat gavę kažkokių pastabų, pastebėjimų dėl, sakykime, jūsų apskritai bendro įvaizdžio įmonės, dėl, nežinau, komunikacijos, dėl kitų dalykų. Iš Toyotos ar iš klientų? Iš Toyotos, tai yra. Tai be abejo, dažnai gaunam. Ir tai yra tvarkomės pastabų, kad, žodžiu, susitvarkykite, kad kažkas netaip. Taip, be abejo. Supratau. Tai... Ypač pirmaisiais metais, kol dar buvom mažiukai ir nelabai dar ką suprasdavom. Dabar tai truputėlį jau mažiau, nes perėjom galbūt prie to modelio, kad pasamdėm rimtą kompaniją, kuri turi patirties, kuri tvarkiai jau su patirtimi kitos atstovybės puslapį. Tiesiog bandėt gal šiek tiek pradžioje pataupyti, tai yra pabandyti gyvendinti tuos sąlygas savom jėgom ir ar ten pigiai. Būtent taip. Jeigu taip galima įsireikšti. Bandėm pigiai, bet pigiai toli nevažiuosi. Gavosi ir skupus moka 2 kartus, gaudavo šiek tiek pilos iš Toyotos. Ne šiek tiek. Gavom. Bet dabar, sakykime, tie procesai išgryninti ir tiesiog turit patikimus partnerius, kurie vykdo jūsų, sakykime, ne jūsų gaunasi Toyotos reklamos. Taip. O šiaip ar karts nuo karto patys save paguglinat, pasižiūrėt, kaip jūsų įmonė internete atrodo, seka tą informaciją. Taip. Tai gaunam, aš gaunu visą laiką į paštą, jeigu kažkas Google parašė atsiliepimą, aš gaunu į paštą, jeigu kažkas parašė rekvizitai LT svetainį, aš gaunu ir iš info dėžutės. Tai tiesiogiai tau ir krenta, ar ne? Ne kažkokia administracijai. Tai man krenta. Gal galim tada ir paguglinti, pasižiūrėti, kaip įmonė atrodo. Tu gali manęs paklausti, aš viską žinau. Gerai, pasižiūrėsim. Tai einame į Google paieškos sistemą ir suvedam Auresos prekės ženklą, pasižiūrėsime, ką mato tavo potencialus klientai. Tai ką, turime svetainę, turime rekvizitus ir turime Google Maps profilį. Minėjai, kad visus atsiliepimus, kuriuos gauni, krenta tavo į paštą, visą tą informaciją matai. Taip, galim gal pasižiūrėti, šiuo atveju tikriausiai rekvizitai būtų tavo klientui svarbiau, ar ne? Vis tiek labiau B2B segmentas, kaip tu manai, ką labiau tikrinai. Ir ten, ar ne? Taip. Tai gal truputėlį gal Google daugiau negu rekvizituose yra. Lengviau palikti patį atsiliepimą, ar ne visi aplamai naudojasi rekvizitai LT svetainė.
Google tikrai yra žinomas O šiaip vardas. labiau verslo atstovai kreipiasi, ar labiau Ne, privatus? Privatus. A, tai jiem tada 90% privatus. Taip, nes tai jiem tie rekvizitai daugiau rekvizitai įmonės. Nebus svarbu. Aš iš savo pusės, nes visada aš pasižiūriu pirmiausia rekvizitas, kas per įmonę, o tada jau žiūriu, kaip toliau kalbėti. Tai gerai, galim pasižiūrėti tavo paties rekvizitus, matau, bendras vertinimas tikrai neblogas. Yra ir gerų, ir blogų atsiliepimų, tai gal tradiciškai galim paimti kažkurį atsiliepimą, gal tu atsiminsi ir galėsi pakomentuoti. Yra neigiamas. Yra ir ne vienas, sakykime, neigiamas, tik tai matau, kadangi tu gauni juos... Netrašai, ar ne? O kodėl? Šiaip, komunikacija, koks planas, ar jokio nėra? Galvoju, kad didžioji dalis šitų atsiliepimų yra nepagrysta ir tiesiog negaištų laiko. Radau tokį šiek tiek... rimtesnė, sakykime, iš blogosios pusės. Tai matau 22 metais, lapkričio pabaigoje, ėjau per perėją, man degė žalia šviesoforas, Auresijos atstovas vairuojantis automobilį rėžėsi tiesiai mane ir nuvažiavo. Šis įvykis ties Staniūnų sankryža Panevėžyje 22 metų 11:28 apie vidurdienį. Ar tau pačiam ta situacija buvo žinoma, čia kažkuris iš darbuotojų? Ne. Tai yra... Galiu sakyti, kas toksai? Gal vardo pavardės nereikia, sakykime, bet čia pati mintis buvo, tai yra tiesiog parduotas automobilis įsirėžė ar... Su reklama Auresos. Automobilis, ant kurio šūno Auresos reklama, dėl to šitas asmuo, dabar nepamenu, ten moteris ar vyrukas, kuris parašė, jam iš karto jis pamatė automobilį, kur reklama Auresa, Toyota centras Panevėžyje. Tai žmogus surišė su tuom, kad automobilis yra įmonės. O ten buvo automobilis duotas Lietkabelio krepšininkam. Ir kartais atvažiuoja į mūsų Lietkabelio klubą žaisti krepšininkai ir iš tolimesnių šalių, kur galbūt vairavimo kultūra truputėlį yra kitokia. Ir jiem ten buvo lapkričio mėnuo, atvažiavę jie nuo rugsėjo, antras tik mėnuo, galbūt dar nespėja priprasti prie mūsų miesto, prie mūsų eismo. Be abejo, mes tą situaciją žinom, mes įsiaiškinom, kas ten toksai buvo. Sakykime, tu pat žinai, kas rašė tą atsiliepimą ir, ta prasme, nebandai spręsti tos situacijos su to žmogumi, ar ne? Ne, nebandžiau. Nes jeigu tai būtų tikrai, kad automobilis kliūdė, užgavo, padarė kažką tokio. Tai vis tiek būtų policija kviečiama. Tai policija kviečiama, valstybinį, jeigu sugebėjo matyti reklamą, tai turėjo matyti ir valstybinį numerį. Galėjo pranešti, jeigu tai buvo tikrai kažkoks tai piktybinis. O šiaip, yra kažkokie standartai įmonės, kaip turėtų vairuoti, nežinau, įmonės darbuotojai, ar apskritai kas pasiema automobilį. Pagal kelių eismo taisyklės. Ne, tas taip. Bet šiaip, sakykime, ten, nežinau, būtinai nuplauti turėtų būti dar kažkaip, nes aš... Čia turbūt irgi etika įmonės savame suprantama. O šiaip esat apsitarę tuos dalykus su darbuotojais, yra kažkokie standartai iš Toyotos nuleisti, nes aš įsivaizduoju, jūsų automobiliai, jūs ir reprezentuoja, ar ne, kelyje. Tai mes atsutarę su tais pačiais krepšininkais, kurie nuomojas automobilius ir šiais metais. Kad jūs būkit geri, atvažiuokit pas mus, mes jums nemokamai juos nuplausim, kad tik automobilis būtų švarus. Murzinu automobiliu, nevažinėkit. Nes tikslas jau yra, ar ne, kad jums kaip ir netiesioginė, kaip ir netiesioginė reklama. Panevėžio miesto gyventojai ir svečiai matytų, kad Lietkabelio krepšininkai važinėja su Auresos automobiliais. Tai iš esmės tie visi atsiliepimai, nes tiesą sakant, truputėlį pasižiūrėjau ir prieš laidą jų buvo ir daugiau. Būtent apie vairavimą, sakykime, įvairius niuansus. Tai čia bėda, kad jūs tiesiog duodate automobilį kažkam, sakykime, partneriam, ne kažkam, kurie nesilaiko tų taisyklių, ar ten būna dar kažkokių niuansų. Tai yra, ne jūsų darbuotojai. Tikrai ne. Pas mus klientai nusipirkę automobilį privalo, norint turėti garantiją, kartą į metus arba kas 15 000 atlikti aptarnavimą. Mes turime servizą, kuris tą ir daro. Klientai atvažiavę pas mus, automobilį palieka ir jeigu nori, klientai gali nemokamai gauti pakaitinį automobilį valandai 2 ar 3, kol vyksta remontas ir jis išvažiuoja į miestą. Ir jisai su reklama be abejo. Plus, mes turime kiekvieną naują automobilį bandomai. Jeigu mes pardavinėjom RAV4, CG-Share, Corolla Cross, Yaris, mes visus turim juos bandomuosius. Ir atėjęs klientas į pas mus atstovybę, mes su juo apsišnekam, komplektacija, dar kažkas tokio, ir mes pasiūlom klientui toks spontanišką, gal norite pabandyti? Gal norite? Turim sudėlioję maršrutą, labai paprasta. Arba važiuoji nuo mūsų į miestą, važiuoji per centrą aplinkelių ir nuo Rygos aplinkelių Šiaulių grįžti, arba tu iš čia išvažiuoji aplinkelių ir grįžti per centrą. Kad klientui pabandyti, kaip jis važiuoja ir mieste, ir už miestę. Tai apie 20
25 minučių. Rizikos natūraliai, tarsi jų neįmanoma išvengti, ar ne? Mes visada užsirašom, kas tuo metu naudojasi tai kaip mūsų naudotojas, kad jeigu gauna baudą elementariai, ar ne? Kad... Būna, kad sustoja, nesusimoka už parkavimą, būna, kad viršia greitį, kalba telefonu. Čia kaip su automobilių nuoma. Tai yra, kas valdytojas. Mes turim žinoti, kas to konkrečiai tą minutę, kas naudojasi automobiliu. O šiaip iš Toyotos pusės, bendri tie atsiliepimai, tai jie kaip ir bendras rezultatas neblogas, yra ten tų, sakykime, jaudų dėmelių, kaip ir visi, turime pati Toyota. Neįdomu jam. Niekada nesam gavę pastabos, kad žiūrėkit, jūsų rekvizitų svetainėje arba Google atsiliepimai yra blogos. Nes čia jūsų įmonė ir jūsų bėda, kad jūs, sakykime, savo, tai nėra, kad, sakykime, jeigu jūs šiek tiek prastinat savo įmonės įvaizdį, jeigu taip galima įsireiškia, kad dėl to kenkiat šiek tiek ir Toyota. Čia iki tiek nebuvo gvildenta, nes buvo, sakykime, prieš laidą truputėlį pasižiūrėjau ir kitų atvejų, ten tarkim dėl leasingo, kad sutarė ir po to automobilio neliko ir tas žmogus, mačiau, tiek Google, tiek rekvizitose paliko, jau matėsi, kad tikrai jam skaudėjo. Tai kažkaip tas situacijas spręsti, nes ir tuos komentarus galima galų gale sutarti, kad jie, pašalintų, jeigu, sakykime, kažkokio kompensavimo ir ten, kas bebuvo, apskritai tas situacijos sprendimas. Nes nieko nedarimas, tai irgi nieko, sakykime, neduos tą rezultatą. Tai aišku, aš suprantu, kad galbūt nėra tiek to laiko, galbūt tų atsiliepimų yra pakankamai daug, bet jeigu yra įmanoma, tai gal net nebūtinai šabloną, tai gal galia mes turim dirbtinį intelektą. Tai jeigu jau labai tingisi atrašinėti, tai turėti kažkokią, sakykime, informaciją, gal tai nebus labai nuoširdu ir tai nėra toks jau, sakykime, labai geras patarimas, bet viešoje erdvėje tai vis tiek atrodys geriau. Šiaip geras patarimas, Tomai. Aš tikrai dažnai naudoju dirbtinį intelektą, tikrai kartais tenka užklausti, kad truputėlį užvestų ant kelio. Visiškai aklai, kad copy-paste tikrai to niekada nesudaręs ir manau, kad nedarysiu dar greituoju laiku, nebent ištobulės, bet tikrai pasinaudoju, kartais užklausiu atostogų metu, kelionių metu apie tam tikras vietas arba gavus kažkokį tai... Dėl pačios stilistikos, sakykime, kad ir tos pačius komentarus atsakinėjant, tai mano patarimas, tai galima, aš taip darau, neslėpsiu, parašau jam, jis man parašo gražiau. Tiesiog, ačiū, Tomai, ačiū, geras patarimas. Tai tiesiog atsakymus pabandyti. Rytoj panaudosiu. Rytoj bus straipsnis, Aurėsa generuoja atsakymus. Su dirbtiniu intelektu. Tai ačiū tau, buvo tikrai įdomus pokalbis. Ačiū, Tomai, tau. Susitinkame kitose pagugliname laidose, o žiūrovai nepamirškite tikrinti savo įvaizdį internete ir nepamirškite atsakyti ir gerus, ir blogus komentarus.